Dabar pakalbėsime apie pieno problemas. Kas atsitinka su pienu, kas dažniausiai. Ar užsikemša, ar nepaduoda aparatas pieno, nedaro su pienu gėrimo, visą kitą. Tai pirmoje eilėje, jeigu aparatas nepila pieno, pasižiūrėti, ar gerai įstatytas bunkeris. Dažniausiai transportavimo metu jisai atšoksta ir nestovi savo vietų. Reikia įstatyti savo. Užsifiksuoja, tada niekur nejuda, jis reiškia savo vietą. Nes ten motoriukai galia yra, nepasiekia ir nepaduoda pieno. Tai čia viena iš problemų. Kita problema būna užsikemša piltuvėlis. Jeigu ilgai stovi nenaudojamas aparatas, gali čia susidaryti kamštis. Tada čia visur pribėga to pieno. Tokiu atveju reikia išvalyti kamštį. Dažniausiai siūloma pasidėti maišelį, kad nepribėgtų. Čia fiksatorius yra pasukti apačion ir išsitraukia. O užsifiksuoja irgi įsistato ir pasukti viršų. Užsifiksuoja. Tada žiūrėti, ar tikrai jisai nesitraukia savo vietoje. Viskas tvarkoja. Čia būna užsikimšę daug, tai irgi išsivalyti. Kaip išsitraukti ir išsivalyti piltuvėlį. Tai patogiausia būtų žarnelę atjungti. Čia yra fiksatorius. Pasukti į kairę pusę ties 7 valandą ir traukiam iš save. Lengvai jisai išsitraukia. Čia randam tokį vaizdą, būna daugiau ir išsivalom šitas detalės. Čia išsivalom, čia arba po kranu, arba su servetėlėm drėgnom išsivalom. Kiekvieną detalę išsivalom. Čia viskas išsivalo, čia irgi išsivalo.